Nuo 2006 metų balandžio 6 Lietuvoje paskelbta saugaus eismo diena, nors daugiausia renginių skirtų saugiam eismui šalyje vyksta būtent šią dieną, tačiau kai kas piliečių saugumu kelyje rūpinasi ištisus metus. Štai valstybės įmonė Panevėžio regiono keliai dar saugaus eismo dienos išvakarėse kartu su partneriais Panevėžio apskrities vyriausiojų policijos komisariatu aiškino Vyturio progimnazijos ketvirtokams, kaip teisingai elgtis kelyje einant pėsčiomis ar važiuojant dviračiu. Taip pat buvo priminta ir apie saugos diržų svarbą automobilyje. Kuo mes dažniau prisimenam apie saugų eismą, apie svarbiausias taisyklės, tuo mūsų gatvėse eismo dalyviai būna saugesni. Na ir šiandieną ne veltui susirinko pradinukai, nes tai yra labiausiai galbūt pažeidžiamas amžius, kai jau jie ir nebe darželinukai, save laiko protingais, daug žinančiais, viską mokančiais. Na ir jie kartais padaro galbūt ir ne pačią tokią jau didžiausią klaidą kelyje, bet ji būna labai skausminga. Todėl šiandieną paminint tarptautinę saugaus eismo dieną, kuri žinoma tikroji diena bus rytoj, bet jau mes šiandieną vedame šitą saugaus eismo pamokėlę ir su 4 klasės Vidurio progimnazijos mokyklos mokiniais dar kartą prisiminsime pačias svarbiausias taisyklės skirtas keleiviams, nors už lango ir sniegas sninga, nelabai panašu į pavasarinį orą, tačiau mes tikimės, kad vis tik tai jisai netrukus atvyks pavasaris į mūsų miesto gatves ir dviratininkų žinoma, tada gatvėse padaugės. Tai kalbėsime apie pačias svarbiausias dviratininkams skirtas taisyklės, na ir žinoma prisiminsime, kaipgi pėstieji turi elgtis gatvėje, kad neatsitiktų taip, kad jų kelionė gali baigtis ligoninėje. Apie saugų eismą ir elgesį kelyje vaikams aiškino ir valstybės įmonės Panevėžio regiono keliai saugaus eismo skyriaus vyresnysis specialistas Tomas Žagunis. Jis, kaip jau tapo įprasta, moksleivius apdovanojo ir šviesą atspindinčiomis priemonėmis. Pasak specialisto, kasmet įmonė išdalina 10 000 atšvaitų, o per visą laikotarpį Lietuvoje paskleistų atšvaitų kiekis neoficialiais duomenimis sudaro net kelis milijonus. Padovanoti, aišku, be abejo svarbu yra, mūsų vienas iš pagrindinių tikslų. Kiekvienais metais perkam didžiulius kiekius, 10, 11, 14 tūkstančių dalinamųjų priemonių, įvairių atšvaitų, signalinių liemenių, pakabukų, juostinių atšvaitų, literatūros įvairios vaikam primint, kaip elgtis pagrindinės eismo taisyklės, kaip eiti kelyje, apšviestam, neapšviestam ruože, gatvėje, kaip elgtis, kaip užmiesčio keliuose. Bet, aišku, ne tik ateinam, išdalinam, bet siekiam ir kažką pamokyti, kad vaikas atsimintų. Renginyje kalbinti vaikai tvirtino, kad žino, kaip reikia elgtis kelyje saugiai, o apie saugos diržų svarbą kartais primena ir savo tėvams. Na, tiesiog reikėtų, jeigu einant prieš gatvę, apsidairyti, reikėtų mąstyti, ką darai. Ar žinai, kaip reikia nešioti atšvaitus? Taip, ant dešinės arba dešinės kojos, rankos, kad matytųsi. Ir tiesiog, kad einant, mašina pamato ir būna saugiau. Jau kitą dieną po saugaus eismo dienos Panevėžio regiono keliai surengė dar vieną pamoką jaunimui apie saugų eismą. Šio renginio partneriu tapo Katalikų bažnyčia. Po šventų mišių Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje gyventojai rinkosi parapijos namuose, kur taip pat buvo supažindinti su saugiu eismu. Vaikams pristatyti ir edukaciniai bei šviečiamieji filmukai. Šiandien būtent renginys sekmadienį Švento Petro Povilo Apaštalų bažnyčioje Panevėžio dekanate, susitikimas su bendruomenės nariais. Aiškysim apie saugų eismą, kaip dėvėti atšvaitus, kaip elgtis dviratininkam tamsiu paros metu, gaus visi dovanų dalyviai, taip pat vairuotojam šiek tiek priminsim, kaip turi elgtis kelyje. Kartu su partneriais, kaip visada, policija Panevėžio su mumis dalyvaus. Tai toks susitikimas su gyventojais, priminti apie saugų eismą, saugaus eismo dienos progą. Tomas Žagunis taip pat papasakojo apie avaringumą keliuose per pastaruosius metus. Specialistas pasidžiaugė, kad Panevėžio regione eismo įvykių pernai buvo mažiau nei ankstesniais metais. Noriu pasidžiaugti, jog avaringumas mažėja. Mūsų regione pernai žuvo iš viso 23 eismo dalyviai, sužeista buvo 136, eismo įvykių 108, kai 2011 metais
eismo įvykių buvo 128, sužeistųjų 158, žuvusių 26, tai šitie skaičiai kaip regiono mastu pakankamai didelis mažėjimas jaučiasi. Tai Lietuvos mastu 12 metais šiek tiek avaringumas buvo padidėjęs, kadangi 11 metais buvo stiprus šuolis žemyn, didelis sumažėjimas, tai savaime aišku, kad kiekvienais metais tokio stipraus mažėjimo sunku tikėtis Lietuvos mastu. Eismo dalyviai ne visi dar yra kultūringi, ne visi supranta tą eismo saugumą, tą prasme ir kaip elgtis kelyje. Ir pėstieji, ir dviratininkai, ypač užmiesčio kaimų keliuose. Anot specialisto, avaringumui sumažinti imamasi įvairių priemonių. Daug naudos saugaus eismo labui teikia ir inžineriniai sprendimai keliuose, kuriuos įgyvendina Panevėžio regiono keliai. Šiemet pagaliau jau gavom pinigų iš automobilių kelių direkcijos avaringos sankryžos sutvarkymui magistralinėme kelyje Šiauliai-Panevėžys, ties Smilgių gyvenvietė. Ten būdavo praktiškai juoda dėmė daug skaudžių eismo įvykių, buvo ir jaunų žmonių gyvybių nusineštų. Tai tą sankryžą sutvarkysim, įrengsim saugumo saleles, kairio posūkio pridengimo saleles. Fiziškai bus sumažintas greitis, šiuo metu yra sumažintas greitis kelio ženklais, bet vairuotojai praktiškai jų nepaiso, viršia greitį. Dar bus nutiestas jau praktiškai iki vasaros pradžios pėsčiųjų dviračių takas ties Staniūnais ten į Vyčių gyvenvietę. Ir toje pačioje sankryžoje irgi pertvarkysim, įrengsim kairio posūkio pridengimo saleles. Taip pat iki vasaros pradžios planuojam sutvarkyti keletą pėsčiųjų perėjų nesaugių didesniuose regiono miesteliuose. Kamajuose planuojam 3 perėjas įrengti iškilesias plato, Antašavoje vieną, Skapiškyje vieną, Rinkuškėse vieną iškilę perėją su apšvietimu lediniu taupančiu elektros energiją. Medeikių gyvenvietė Biržų rajone, pačiam Biržų mieste 2 perėjas iškilęsis, tai visos avaringiausios bus daugmaž aptvarkytos. Taip pat dar iš automobilių kelių direkcijos siekiame gauti finansavimą keletui svarbių takų. Tai vienas būtų Paliūniškio gyvenvietė Panevėžio rajone. Kadangi Paliūniškio gyvenvietė skiria į 2 dalis Dalina upė, Levuo. Ir per tą upę yra padarytas tiltas, bet tas tiltas yra labai siauras ir pėstiesiem eiti yra tikrai nesaugu. Jo platinti neįmanoma dėl to, kad ten architektūrinis paveldas, statinys, jo liesti neįmanoma. Tai rajono savivaldybė nusprendė šalia to senojo tilto įrengti pėstiesiem ir dviratininkams skirtą tiltą, o mūsų regionas planuojam, kad nuo to tilto nutiesti pėsčiųjų dviračių taką ir tas abi gyvenvietės dalis sujungti, kad pėstiesiem ir dviratininkam būtų saugu. Dar vienas takas būtų Dembavos gyvenvietėje. Prieš keletą metų dalį to tako rekonstravom ir liko apie kilometras ten iki Pajuostės aviabazės liko netvarkytas. Tai tikimės šiemet jį bent jau pradėti, gal su perėjimu į kitus metus ir padaryti, kad būtų visas kokybiškas takas sujungtų nuo miesto iki pat Dembavos pabaigos gyvenvietės. Tomas Žagunis teigia, kad įmonė organizuoja ir daug švietėjiškų renginių, skirtų atkreipti vairuotojų, pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių dėmesį į saugų eismą. Metai jau šiemet bus, kai rengiam pradinių klasių mokiniams atšvaitų gamybos konkursą kartu su Panevėžio VPK kelių policijos biuru. Ir kas džiugina, kad kiekvienais metais vis didėja masiškumas, vis daugėja mokyklų, mokinių norinčių prisijungti, dalyvauti, gaminti atšvaitus. Šiemet jų buvo 107 mokiniai iš viso. Galbūt tas
didėjimas mokinių, noras dalyvauti lemia ir tai, kad Panevėžio regiono keliai praktiškai visiems dalyviam, kiek buvo, įteikė tam tikras dovanas, atšvaitus, dalinamasias priemonės. Nugalėtojams buvo ir didesni prizai. Panevėžio vyriausias komisariatas įsteigė saldžias dovanas, ten tortai, banhukinai, šakočiai. Tai vaikai visi patenkinti, su mielu noru dalyvauja. Tuos pačius pasigamintus atšvaitus patys ir mieliau nešioja ir tai propaguojam saugų eismą mažųjų tarpe. Pernai metais dar organizavom apskrities saugiausio vairuotojo renginį konkursą. Tai sulaukėm gerų atsiliepimų, planuojam ir šiemet jį daryti testinį, kartu su partneriais Regitra, vėlgi policininkais ir darbo rinkos ir mokymo centru. Saugokime vieni kitus kelyje projektas kartu su Lietuvos krikščionių bažnyčia, Lietuvos automobilių kelių direkcija. Tai šis konkursas jau vykdomas Panevėžio regione nuo 2009 metų. Šiemet jau turim praktiškai 4 datas, kurios yra suderintos galutinai, neskaitant šitą saugaus eismo dienos progą paminėti skirto renginio. Tai galim pakviesti apskrities gyventojus dalyvauti, tai būtų gegužės 12 dieną Kupiškyje, Liepos 28 Pandėlyje, rugsėjo 15 Obeliuose, rugsėjo 22 Rokiškyje. Tai šiuose renginiuose dalyvaus VRM reprezentacinis orkestras, ten per mišias gros, po mišių eiseną. Taip pat demonstruosime, jau ne pirmus metus demonstruojam saugos diržų efektyvumo imitatorius ir apsivertimo automobilio vertimas, vis dar atsiranda norinčių išbandyti. Ir be abejo dalinsim švietėjiškas dalinamasias priemonės, gerinančias saugų eismą. Taigi rubrikos Prie garažo pabaigoje telieka kiekvienam eismo dalyviui palinkėti saugaus eismo, o norint tą pasiekti, kiekvienas turime pradėti nuo savęs. Būkime atidūs vairuodami, važiuodami dviračiu ar tiesiog eidami.